Sveiki mano kanalo žiūrovai ir žiūrovės. Tikiuosi, jūs manęs pasilgote, aš jūsų labai. Ir praėjo jau nemažai laiko nuo mano paskutinio video, tad šiais naujais metais, su kuriais jau tikriausiai vėlu visus sveikinti, stengsiuosi dažniau rodyti prekių apžvalgas ar savo manikiūro darbus. Raktinis žodis stengsiuosi, aišku, pagal galimybės, tačiau tikrai nenoriu palikti savo šio hobio ir YouTube'ės kanalo pamiršti. Todėl pirmąjį video pradėsiu nuo prekių apžvalgos ir prekių apžvalga yra iš puslapio Temu. Tai kažkas panašaus į AliExpreso analogą. Gal prekių tiek daug tenai pasirinkimo tokio didelio nėra kaip AliExprese, tačiau kas man jame patinka, tai kad visos prekės, kurias tu užsisakai vienu metu, atkeliauja viename siuntinyje ir dažniausiai man bent jau į Omniva paštomatą, ne dažniausiai, bet užsisakiau, gavau 2 siuntinius ir juos gavau į Omniva paštomatą. Lygmačiau pasirinktyse buvo, kad ir į Venipaką gali pristatyti, tačiau, aš gavau Omniva, tai prekės atkeliavo per 10 dienų, tikrai mažiau nei per 2 savaitės, ne greičiau nei per savaitę, bet ir neilgiau nei per 2 savaitės, tai tas yra didelis pliusas ir man labai patiko. Ko man ten trūksta, ką aš užsisakinėdavau iš AliExpreso, tai ten nėra didelio pasirinkimo priemonių nagams, tai nagų lakų ir gelių ar dar kažko tokios įvairovės, tačiau galbūt tai tik laiko klausimas. Pristatymas iš čia atskirai nieko nekainuoja, manau, jis yra skaičiuotas į prekių kainą, o pačių prekių kaina tarp AliExpreso ir Temu ne kažką ir skiriasi, kiek lyginau, tai Temu nėra žymiai brangiau, galima kai ką atrasti ir pigiau. Tai štai ir šie tipsai, jie man kainavo pigiau negu perkant iš AliExpreso, o tokios smulkmenos, kaip pradžioje matėte akmenukus ar užuolaidos, tos LED lempučių užuolaidos langui papuošti prieš kalėdas, tai panašiai kainavo ir ten. Tik tiek sakau, kad man patiko tai, kad čia užsisakius viską gauni daug greičiau ir vienu siuntiniu. Tai daug kalbėjau apie patį Temu, iš kur aš čia šį siuntinį gavau, tai mažai akcentavau į prekes, ką matote ekrane, tačiau daug apie jas pasakoti ten gal ir nereikėjo. Tai, kas žiūrite mano kanalą, gal panašias prekes esate matę ne viename video. O jeigu jau taip sugrįžtant prie prekių, ką dabar apžvelgiu, tai irgi nedidelė smulkmena, plaukų gumukai, gumytės, ne šilkinės, tikrai paprastos sintetinės medžiagos, tačiau kasdienai nenaudojimui visai nebrangios, buvo siuntinyje 3, vieną aš jau buvau šiems panaudojusi, tai jos tos 3 gumytės kainavo iki €1. Dabar matote dėžutę, tai irgi mados klyksmas šioks toks, nežinau, ar tai Lietuvoje labai populiaru, tačiau video, kiek aš YouTube'ai žiūrėjau, buvo toks naujas mados dalykas, tokia dėžutė, į kurią supilė gelį ir paspaudus tas lašiukas per viršų išsispaudžia, jį paėmė ir tada tepi ant nago, kad pasakyti, ar man patiko labai tikrai. Nebuvo taip, kad patiktų taip, kad aš pakeičiau visas savo turimas dėžutes. O šiame siuntiniai tai celofaniniai krepšiukai, tokie 50 vienetų įpakavimas, į juos aš sudėjau po porą apelsinmedžio lazdelių, dildę, servetėlės nuvalymui ir dulkių šepetėlį nuvalymui, tai tokie kaip paruoštukai, kelis komplektus pasiruošiau ir jeigu klientas atvažiuoja, jūs dar nespėja visko susirinkti ir pasiruošti, tai štai tokius paruoštukus turint išsiėmė ir jau gali dirbti.
Savo turimus gelius aš laikau stalčiuje ir jie, paprastai sudėti būdavo vienoje stalčiuje viens prie kito tos dėžutės. Ir taip atsitinka, kad kažkuris gelis prabėga, tada įsiprina stalčius, pats reikia viską išėmus valyti. Tai tokios dėžutės jos kainavo gal po 89 centus vieną dėžutę. Tai tikrai nebrangiai, iš 4 paėmiau ir jie sudėjau gelius. Ir ta dėžutė telpa viena ant kitos, tai šiek tiek ir tauposi vietos. Ir yra saugiau, jeigu gelis ir prabėgtų. Kaip minėjau, kad iš tėvų esu pirkusi 2 kartus 2 siuntinius susisakius, bet antrajame siuntinyje, ten buvo vaikui klaviatūra, dar kažkas, tai grinai vaiko užsakymas, tai jo nefilmavau ir nerodžiau. Ir prie šitos apžvalgos norėjau prijungti ir parodyti kelias prekes iš Rojos, ką įsigijau. Tai gelis, bazė spalvota ir frezos antgaliukas. Tai frezos antgaliukais aš prieš tai buvau patenkinta jų kokybė ir šio antgaliuko kokybė irgi esu patenkinta. O štai gelis ir bazė, aš apie juos turiu šiek tiek daugiau neigiamą nuomonę negu teigiamą. Apie kiekvieną iš šių produktų pasakysiu dabar atskirai. Tai pirmasis tai Strong gelis pavadinimu Aries. Aš turiu nemažai senesnių Rojos gelių, ten dėžutėje galėjote matyti, kiek aš jų dėjau, tai jų kokybė, jų tekstūra, kaip su jais dirbti, man tikrai labai patiko. Deja, jau jų prekyboje nebėra, vis atsiranda kažkokios naujienos ir naujienos tai su fiber dalelėmis. Ir štai šis Strong gelis, tai nežinau, ar jame yra fiber dalelių ar ne, bet jis yra kažkoks tirštesnis ir sunkiau pats savaime išsilyginantis, tai darbas su juo yra sunkesnis. Taip, spalva yra graži, bet dirbti greitai su juo, taip greitai kaip su anais geliais, man nepavyksta ir būtent tai matau sau minusą lyginant su buvusiais geliais. O dėl to stiprumo nežinau. Mano manymu ir ankstesni geliai buvo pakankamai stiprus, net jie labiau patiko. Šis gelis yra toksai trapesnis, o anie turėjo ir elastingumo daugiau. Tai lyginant senesnius Roja gelius ir dabartinį štai mano naujai įsigytą, tai ankstesni geliai man patiko labiau. O dabar ekrane matote Queen spalvotą bazę, tikrai spalva be galo graži, tepasi ant tipso vienu sluoksniu, kas man buvo pirmo įspūdžio didelis wow ir didelis pliusas atrodė, tačiau minusas didelis šios bazės yra tame, kad jos negalima tepti išlyginamojo sluoksnių, jokios architektūros bandyti formuoti ar tepti storesnių sluoksnių negalima, nes jinai paprasčiausiai neišdžiūsta. Štai tokių sluoksnių, ne visai itin storų, aš užtepiau ir per 60 sekundžių jinai visiškai neišdžiūvo, taigi ją galima tepti tik tai plonų sluoksnių. Aišku, to plono sluoksnio užtenka, kad pilnai perdengti nagą, tačiau norint sustiprinti nagą, šios bazės naudoti nebus galima ir norint ją naudoti reikia apačioje nagą sustiprinti kažkuo kitu, jeigu jį reikia pastiprinti, aišku. Ant tvirtų nagų galima naudoti ir šią bazę, tačiau ant minkštų nagų ar ne visai tvirtų nagų geriau juos yra apačioje kažkuo pastiprinti. Ir dabar noriu parodyti ant savo Anytos rankų, ant jos nagų, kaip aš naudojau šią bazę. Tai aš nagus pirmiausiai padengiau
gelių iš buteliuko, tai yra universalus Viktorijos Avdėjevos gelis ir tik tai tokiu būdu sustiprinusi nagus, vėliau ant jų dengiau Rojos Queen bazę, taigi ta bazė gavosi kaip spalva realiai. Tai nežinau, aš kaip suprantu, man bazė asocijuojasi su tuo, kad jinai ir šiek tiek padaro mūsų nagą stipresnį, o šiuo atveju bazė gaunasi kaip lakas. Taip, tikrai jinai graži, tikrai spalva graži ir šventėms, Anyta buvo papuošta, tačiau to, ko aš tikėjausi iš šios bazės, aš negavau. Šiek tiek mano lūkesčiai su realybė prasilenkė. Taigi mano pirmasis video jau eina į pabaigą. Kaip sakiau, tikiuosi šiemet su jumis susimatyti dažniau ir kad mano video būtų dažnesni, man vis neleidžia pamiršti kelti naujus video mano merginos iš Telegram grupės, tai ačiū joms ir linkėjimai, kas nesate toj grupėje ir norite prisijungti, kviečiu, mes labai smagiai bendraujame, o visiems kitiems žiūrintiems mano kanalą sakau, ačiū, kad žiūrite, pasimatysime kitą kartą. Iki.